Sveiki, šioje pamokoje susipažinsime su ciklu while. Tiem, kas nėra pažįstamas su ciklu ar tiesiog ciklu while iš kitų programavimo kalbų, galiu pasakyti, kad vien žodis ciklas reiškia, kad kažkoks tai veiksmas ar sakinys bus kartojamas. Na, žodelis while reiškia, kad bus kartojamas tol, kol bus tenkinama tam tikra sąlyga. Na, visų pirma, sukurkime porą kintamųjų. Pirmas jų bus amžius, antras suma. Prisilyginkime sumą 0. Na ir dabar bandysiu pavaizduoti tam tikrą situaciją iš gyvenimo, o visų pirma pavaizduosiu, kaip ciklas while apsirašo Java programavimo kalboje. Visų pirma eina raktinis žodelis while, tuomet skliausteliuose rašoma sąlyga. Na ir aš pavaizduosiu tokią situaciją, kaip minėjau, iš gyvenimo, galbūt prieš porą metų ar prieš daugiau. Lietuvoje buvo tokia situacija, kad moksleiviai iki 18 metų kas mėnesį gaudavo po 50 litų. Na, tiesiog sąlyga atrodytų taip, kol amžius mažiau lygu 18, programa darys tokį sakinį, suma bus lygu suma plus 50. Na, šiuo atveju aš užrašiau, ar tiesiog nagrinėsiu, ne tai, kad kas mėnesį tas moksleivis gaudavo 50 litų, bet tiesiog įsivaizduokime, kad kas metus gauna po 50 litų. Na ir šiuo atveju matote sąlygą, kol amžius mažiau arba lygu 18. Mūsų įrašyta amžiaus reikšmė yra 7. Ir jeigu nesuteiksime daugiau jokio pokyčio amžiui, šis ciklas bus begalinis, kadangi amžius visada bus 18, jis automatiškai pats nepasikeis ir suma vis didės iki begalybės. Taigi reikia suteikti tam tikrą pokytį ir kintamajam amžius. Taigi amžius bus lygu amžius plus 1. Tai maždaug reiškia tai, kad kiekvienais metais valstybė vaikui išmoka į kažkokią tai sumą, tai galbūt jo sąskaita po 50 litų. Na ir tiesiog štai čia ir pasibaigia ciklo visi tie sakiniai. Tai reiškia, kad kol tenkint šitą sąlygą, vaikas gaus po 50 litų. Na, tiesiog, kai jų sąlygos nebetenkins, programa baigs vykdyti šitą ciklą. Na ir į ekraną gal išspausdinkime, kiekgi visgi susikaupė per tuos visus metus pinigų. Dabar paleidžiame, ok. Na ir štai rašo 600. Na, manau, tai yra logiška, kadangi vaikui 7 metai jo duoda netgi tada, jeigu esi 18, taigi vaikas gaus pinigus 12 kartų, 12 kad 50 lygu 600, taigi skaičiavo teisingai. Na, taigi dar pakomentuosiu, ką čia parašiau. Skūriau du kintamuosius amžius 7 ir suma 0, kadangi vaiko sąskaitoje, šiuo atveju moksleivio sąskaitoje pinigų iš pradžių nebuvo. Tuomet valstybė sugalvoja mokėti pinigus ir sako, mes tau mokėsim, kol tau bus mažiau arba lygu 18 metų. Gerai, sako vaikas. Na ir tuomet pradėjo kaupti tiesiog jo sąskaitą kiekvienais metais po 50 litų. Ir štai per visus 12 metų susikaupė 600. Ir štai čia atspausdiname mes būtent tą sukauptą sumą. Na, tai tiek apie tą ciklą while, esmė, kad kartoja štai čia įrašytus sakinius tol, kol tenkinama sąlyga. Jeigu sąlyga, gali būti, kad sąlyga iš karto netenkinama, jeigu, tarkim, žmogui 20 metų, tuomet paleidžiame programą. Na ir štai matome, kad vis tiek 0. Tai reiškia, kad netenkina sąlygos, todėl nedarė ciklą ir ėjo prie sekančio sakinio iš karto ir atspausdino sumą, kuri lygi 0. Na, kad dar norėčiau pridurti, galbūt kokiu analogišku veiksmu galima pakeisti šį ilgą sakinį. Tiesiog Java programavimo kalboje yra toks triukas, tiesiog parašai amžius ++ ir programa supranta, kad amžiaus reikšmę tu nori padidinti vienetą. Na, tiesiog išbandome
šią programą vėl atstatydami amžiaus reikšmę į pradinę ir paleidžiame programą. Na ir štai matome vėl spausdina 600, tai reiškia amžius plus plus analogiškas veiksmui amžius lygu amžius plus 1. Taip pat gali būti analogiškas veiksmas minus minus, tai reiškia, kad nuiminės. Ir dar norėčiau pridurti, kad šie pliusai arba minusai gali būti parašyti tiek prieš kintamąjį arba tiek po kintamojo. Pagrindinė esmė, kad rašant plus plus po kintamojo, vienetas bus pridėtas kitame veiksme. Na, galbūt tai būtų kiek aiškiau, jeigu atspausdinčiau plus plus amžius plus plus, tiesiog atspausdinčiau. System out print line amžius plus plus. Na, kaip matome, amžius buvo 7, dabar paleidžiame programą. Čia klaidai vėl užtrinsiu šitą ciklą, kad nebeklaidintų mūsų. Na ir spausdiname tiesiog amžius plus plus. Ir štai matome rašo 7, nors mes parašėme amžius plus plus. Taip yra todėl, kad plus plus rašant po kintamojo tiesiog pridedama kitame veiksme. Na, dabar spausdinkime print line amžius. Paleidžiame programą. Ir štai matome, jau kitame veiksme spausdina 8. Na, o dabar ištrinkime šį sakinį ir tiesiog tą plus plus parašykime prieš kintamąjį. Paleidžiame programą ir štai spausdina 8. Na, tai pagrindinė šio triuko esmė. Ir dar cikle, kiek prisimenu, buvome parašę sakinį suma lygu suma plus 50. Na, šį sakinį taip pat galima pakeisti analogišku ir kiek sutaupyti laiko rašant. Ir tai atrodytų maždaug taip suma plus lygu 50. Na, tiesiog, kad įsitikinti, gal tiesiog parašysiu spausdinimo sakinį. Ir spausdiname kintamai suma. Na, šį sakinį kol kas ištrinsiu. Štai matome dabar suma, kintamojo suma reikšmė yra 0. Ir šiuo veiksmu pridame 50. Paleidžiame programą, patikriname ir viskas veikia. Na ir štai rašo 50. Dabar pakeiskime veiksmą analogišku, suma lygu suma plus 50. Vėl paleidžiame programą. Na ir štai matome, vėlgi toks pat atsakymas, taigi šie veiksmai yra analogiški. Ir tikrai į kintamųjų vardai ilgi ir panašiose situacijose labiau apsimoka pasirinkti štai tokį variantą. O jeigu norime kintamo reikšmę padidinti tiesiog vienetu arba sumažinti, rašome štai tokį veiksmą. Na, tai tiek šioje pamokoje. Jeigu kilo neaiškumų, rašykite, komentuokite, mielai atsakysiu. Tai iki susitikimo.